šiandien žaidžiam Clash of Clans ir aš bandysiu padaryti ataką su Dark Elixiro armija. Štai mano armija, 26 minionai, 11 Hogriderių, dar yra ir ne, yra iš Elixiro. Tiesiog man pritrūko Elixiro ir norėjau išbandyti už juodą Elixirą, nes jo ir beturėjau, galim sakyti. Ir turėsiu tik vieną heal spellą, todėl nes trūks Elixiro, jau sakiau. Tai visų pirma pradėsim ataką nuo reikia įsivalyti Kankaslą. Va, šio drakonas, dabar nusivalyti. Eikit į defensus, kad negalėčiau... Nusakym karius, kad galėčiau įsivylę atvyk. Tai pavyzdžiui, toliau. Dabar apdėliojame, neprivengs kiekvienas drakonas gali užkartinti kelius, tai privalo būti neprivengs kitą. Geriausiai išdyti aktorius patarus. Tai kartais kviestis. Apdėlioju aplinkui, param kelius skaudus. Ir ko reikia neprivengs. Dabar tiesiog paleidžiam dar vieną kartą puoliau irgi, naudau jokį Elixiro daug, tai aš ten 20 Hogriderį pasidariau. Tai tik pusė buvo iš kapus Elixiro. Pusę pakalysime užėmė Dark Elixiro kariai, kitą pusę užėmė kapus Elixiro ir ten buvo 20 Hogrideriai, 20 Hogrideriai. Tai buvo nesiko, netik 20 paimti kristalus. Mūsų daro labai daug žalą, bet turime daug labai žmonių. Dėl to man labai patinka, iš tikrųjų aš naudojau pirmą kartą, nebent daug man kaslą į metų, bet nedaug jų. Pirmą kartą tikrinčiau naudojau, nes jie tiesiog man neprisimė kariai, tarkim, va dabar kokią armiją nukės. Dabar šitas kart. Nic nesavai pergalinę, ne? Oh my god. Dabar jau dar Kingo. Dar galiu negauti iš taro pasirodo. Labai man čia negerai sekas, liko 1 sekundę, aš nežinau, ar man pavyks. Tikiuosi, kad šitas jau, ko tu pusė? Pušyk, man. Jeigu labiau stengtis. Labai stengtis. Tai 3 minutės, tai nebus. Bėk. Eina į savo atsipūtį. Pušyk, trenk. Ne! Ką? Tokio friko man dar nėra buvę. Gerai. Ar ką? Gerai, jo. Gerai, jo. Healerė paprašė. Tai atrašysiu ir parodysiu vieną ataką. Gerai, dabar parodysiu, kaip puoliau ten su Hogrideriais, 4 irgi ant jūs tarą. Pasirodo, nelabai pasiteisina ataka su juodu Elixiru, gal nenaudot, bet gerai pertekėms tiesiog susibalansuoti kitus ten Hogriderius ir kitus Enderius. Ir matyti visam pasų esant. Matė, neįmanoma. Man tiesiog čia reikia būti nesprendžiama. Ja, Hogrideris, tai paleidau. Ir aš išleidžiu patenka. Gerai, nereikia daug. Hogrideris. Tai kaip įvykdas, ir sutašė Kankaslą. Po to liko dar Kievos Centrai ir
Ir dar sumaišimo, defense reikia. Tai dabar reikia palaukti man arba pagreitinti healerę. Kadangi taupau, aš neketinu greitinti, tai aš nežinau. Galiu parodyti pirmą visas atakas ir po to dar jo pažiūrėsim išspaus. Jo. Tai aš turim parodysiu dar vieną ataką, kurią darė Rūpi. Jis nėra kelis, bet toks geras žaidėjas. Nu, kaip geras. Nu, galim stenkiamą. Vienas iš tokių pirmesnių žaidėjų. Ir jis yra gerai, gal žaidėjai kokį tarpilą, tai jis nepaliko. Ir jis yra dar 2 ar 3, lietuviai galima mums paturėm 3 lietuviai. Jiems tiesiog, jiems vienodai, kad mes žinėjimas ir angliškai, tai tegul būna, gal mano. Tai va, čia 100% paėmė ir 200 paslypį. Nu, aišku, tai nėra 200, bet greitai kažkas. Toliau čia ėmė Vaiva, kuriai labai jau nesisekė. Nusivilavo karius tam kartą ir susitikė. Taip pasakysiu. Toliau dar buvo ataka, kurią darė, kas čia pala. Ai, aš čia jau matėm. Ne, čia ataka ką atvirė. O čia darė mano brolis Rytis. Čia mano, brolis Aivaras, ką tik sakė, kad aš negali nesakęs. Aš sakau, Aivaras Rytis. Nu, ką, tai jis įsivėjo drakoną. Ir pačiam. Nu, ką, tai yra pasakė. Ir būtų gali būti, kad nespėjęs susirmoti būtų, dėl to gali mūsų įdėlą. Ir švietimo 77% ir gavo 2 starus. Tai tai jam parašysim, kaip liko. Nu va, tai dabar kas dar kovoja. Vis nebežinau, manau, kad man karių gal reikėtų ateičiai užsidėti kažkodėl. Tiesiog pagalvojau, gal kariausiu ir ateičiai kada nors, pavyzdžiui. Tai gal užsidėti keletą karių. Kas čia dar? Dar buvo tak, puola 6, 1, čia rimtai. Kažkoks snubas. Jaučiu bandys paimti tiesiog su pasatu, kur toliau biškina defansu iš šito aplinkų, kad mums karą. Tiesiog dalyko. Tai tiesiog manau, kad man sumokėjo. Eina, 24, 3 minutė. Kas ir velnias jo armija. Izraelio armija. Kuris suleido, kad šis suleido sąjungus ir pilną laiką. Ir atsižiūrėti, kad tai trečią blogą, bet ir būtų tam sukurti. Šiandien pasikėjau. Dabar, reikėjo tikrai įsilėjo. Ir taip pat, buvo darbai. Aš mėgstu labai gerai įsilėjo. Antras. O tai jėtas. Nežinau, nelabai čia gerai jam. Taip. Manau, kad nieko gero. Čia. 39%. Daugiau čia reikėjo tikėtis. Kaip ant pirmo, bet kas iš to. Nežinau, vis dar procentai. Nu, tam buvo tik 1%, bet tai koks tikslas. Taip ir kišam šitą karą. Šis karas bus antras, kurį prakišam. Kitą gal ir būtumėm laimėję, nors nemanau, nes vis tiek buvo labai kieta ir labai daug surinko starų. Bet štai mūsų... Mes esam laimėję 4 karus, ne? Čia mūsų varlogas. Va, esam laimėję 4 karus. Visi karai buvo laimėti prieš pirmą levokonus.
Ir vienas buvo pralaimėtas prieš antrą levą. Čia buvo toks incidentas, kai buvo toks vienas lūzeris, lyderis, kuris visus išmėtė lauk. Ir liko visi tik žaidėjai, tai kaip ir paliko. Kai kurie dar spėjo sukovoti, tiek ir gavo starų. Ir po to atgimė klanas, bet dabar biškai netinka, sustiprėt turėtų. Tai po to laimėjom 3 karus iš eilės. Ir geriausiai Die Cool Kids prieš šitą klaną. 26 žvaigždės, kaip mūsų seniau tas antro levo klanas varė. 26 žvaigždės. Nu ir prieš šitą prakišim. Mums šitas klanas varas buvo reikalingas tam, kad pasikeltumėm levą. Mums reikia dar 3 žvaigždžių, kad paskatumėm levą, arba tiesiog kaip nors gal 3-6 tiesiog atakuojam. Tai va, man to reikia tam, kad būtų antro levo klanas ir noriu pareklamuoti savo klaną, kurį aš pats sukūriau. Tada Klaipėda, ir tada pažiūrės šitas. Matot, viena tuštė, pilna ir ta tuštė. Patariu ateitam klaną, gan geras klanas. Na, gal biškai pirmą pažaiskit, iškart pradėjo minti į klaną. Man taip nepatinka, nu nebent jūs seniau žaidėt. Dėl to, nes tarkim, man labai nepatinka, nu dabar aš žiūrėkit, kiek lūzerių. Matot, tai iš karus neimu, tai jie čia tik beviltiškai sėdė, bet ką aš žinau, jiems čia gerai, jiems skiriu, truputėlį, pradžiai aišku gerai jiems, bet mums nelabai. Tai gal pirmą arba nusikelkite, arba tiesiog, kaip čia pasakysiu, gal jau turit seniau žaidę, arba dar žaidžia dabar, tai ateikite klaną, tikrai laukiam. Šiaip yra ir nelietuvių, va, čia ne mūsų klanas, čia Global. Ir žodžiu, tai aš nebežinau, ką parodyt. Epizodas jau trunka 11 minučių, beveik 12. Čia mūsų visi nariai, mano brolis, dabar jis mane aplenkė šiaurėjom kažkaip. Trako lyderis, aš su juo sukūriau klaną. Aš sukūriau grinai žodžiant prieš sekundės. Tai va, čia jis, čia mūsų klanas. Raigardas iš mūsų mokyklos, Mindaugas iš mūsų mokyklos, Dmitrijus nelietuvės, labai gerai kovoja, Princas lietuvė, 19 metų, bet ji nelabai gerai kovoja. Seniau gerai kovojo, bet šitas iššiko visai.